Šiandien aš jums papasakosiu apie pagrindinius elektros gamybos etapus. Pradėkime. Diagrama mums rodo skirtingus etapus gaminant švarią elektros energiją iš anglies. Pirmiausia, anglis yra iškasama iš po žemės ir nuvežama į elektrinę, tuomet ji patenka į krosnį. Tam, kad vyktų degimas, krosnyje reikalingas deguonis. Krosnyje vyksta degimas ir išsiskiria šiluma, dujos ir šlakai. Šlakai išmetami, nes jie nereikalingi. Žaliavos ir sintetinės dujos keliauja toliau. Kitam elektros gamybos etape kenksmingos medžiagos, tokios kaip anglies dioksidas, yra pašalinamos. Po to išgrynintos dujos naudojamos dujų turbinai sukti. Turbina, tuo tarpu, suka generatorių, kuris pagamina elektros energiją. Dujų turbina taip pat pagamina karštų išmetamųjų dujų. Šios dujos patenka į šilumos atgavimo dujų generatorių ir ten yra paverčiamos garais. Garai. Garai suka garų turbiną, kuris suka generatorių, kuris gamina elektrą. Elektra yra švari, nes kenksmingos medžiagos yra pašalinamos ir anglis nėra pernešama. Tačiau vis tiek elektrą geriau gaminti iš atsinaujinančių šaltinių. Tikiuosi, trumpai bet aiškiai papasakojau apie pagrindinius elektros gamybos etapus. Dėkui už dėmesį. Sėkmės.